Sako, koks tikslas žiūrėti per fotoaparato akutę, kai galima žiūrėti per pakankamai didelį ekranėlį. Labas rytas, mėlyje. Tamsoka dar. Ir mes šį kartą pakalbėsim apie tai, koks tikslas ir kodėl geriau žiūrėti per mažą šitą vaizdo ieškiklį, akutę, kitaip tariant, nei kad fotografuojant žiūrėti didelėme ekranėlį. Na, o tuo tarpu nepamirškit paspausti laiką, būtinai prenumeruoti, būtinai paspausti skambutį, pakomentuoti po 3-4 žodelius, ne mažiau, ir aišku, užduoti naujų temų, dar pasidalinti, dar būtų gerai. Ir aišku, būtinai parašykit, ką jūs manot, ką jūs galvojat, ar taip pat manėt kaip ir aš, ar vis dėlto jūs turit savo nuomonę. Žodžiu, mėgstu skaityti, ką kas rašo, ir aišku, būtinai stengiuosi atsakyti. Tai štai, tokį klausimą išskaičiau internetuose, ir klausimas iš tikrųjų labai geras, nes jisai svarbus nuotraukot kokybei ir patogumui. Žmogus, kuris tai užklausė, gali būti, kad jisai dar neilgai, nedaug fotografuoja. Kai jam sakysi, kad tai priduoda daugiau kokybės, mažiau sujudėjimo, tai yra stabilumo, tai žmogus sakys, kad ir taip viskas gerai, žiūrint, fotografuoji, viskas puiku. Taigi, kai tik atsirado fotoaparatai beveidrodiniai, tai tada ir prasidėjo, žodžiu, fotografavimas, filmavimas, žiūrint per ekraną, per fotoaparato ekraną, o ne per akutę, kitaip tariant, per akuliarą. Štai, filmavimui aš pilnai sutinku, kad galbūt ir patogu, ne galbūt, o greičiausiai patogu ekranėlis, o jeigu tikrai gerai užsitaisęs, tai dar ir papildomas ekranas būna, bet tai būna dažnai atitinkami stabilizatoriai. Čia aš kalbu apie rimtą filmavimą, kai trikojai, dar kažkas, kad tik tai vaizdas nesujudėtų. Bet jeigu mes fotografuojam, tai žiūrėjimas per ekranėlį, mano nuomonė, tai yra kur kas prasčiau, blogiau, nei kad žiūrėti per akuliarą. Žmonės, kurie nedaug fotografuoja, kurie nedaug galbūt turi dar praktikos ir fotografuoja mažai, tai viskas atrodytų tvarkoj, bet pagalvok, kiek fotoaparatas sveria. Didesnis, mažesnis, profesionalesnis, tegul jis nedaug sveria, bet rankos pavargsta. Štai aš nešuosi savo kamerėlę, galima sakyti per ištiestą ranką, ir jau, kiek aš čia paėjau keletą metrų, ir norisi man ją perimti į kitą ranką. Kodėl? Todėl, kad aš filmuoju save, žiūriu į ekranėlį, o ranga ištiesta, kaip man, kiek ta kamerėlė sveria? Visiškai nedaug. Bet ranka jau pavargo. Ir įsivaizduokit, jūs fotografuojat ilgiau nei pusę dienos. Kaip jums rankos? Kaip manot? Kiek jūsų rankos veš, kiek ji turės jėgos, kantrybės, kad išlaikyti fotoaparatą štai taip? Aišku, sakysi, aš nefotografuoju ištiesęs rankų. Nesvarbu, bet tavo rankos vis tiek, kaip sako, kabo ore. Tu vis tiek fotografuoji žiūrėdamas, nežinau, kiek čia 20 cm nuo akių, ir tavo rankos vis tiek vargsta. Vargsta rankos, tai reiškia, kad yra didelis šansas, kad tu turėsi sujudėjusių nuotraukų. Kažkas vėl sakys, tai galima pagreitinti išlaikymą, kad, žodžiu, užfiksuotų nuotraukos ir nebūtų jokių sujudėjimų. Taip galima, bet ne visur tu gali išlaikymą pagreitinti, nes gali būti, kad aplinka bus kur kas tamsesnė. Ir kai tu turi tokį įprotį, tu žiesi į tamsesnę aplinką, fotografuodamas gali net neatkreipti dėmesio ir turėsi daug sujudėjusių nuotraukų. Tai sakysi vėl, ne? Tai reikia pasižiūrėti, pamatyti taip. Turi būti dar vienas įprotis, kad fotografuodamas bent jau kartas nuo karto pasižiūrėtum, ką prifotografavai. Padidintum nuotrauką. Atidžiai atkreiptum dėmesį, ar nėra sujudėjusių nuotraukų. Jeigu yra sujudėjusios nuotraukos, reiškia, tu kažką turi keisti. Tai štai, o tas įprotis ne pas visus yra. Ir štai, kai jo nėra, mes fotografuojam taip, kaip lyg fotografuotume prie gero apšvietimo. Tik paskui parėję namo mes pastebime, kad daug neryškių nuotraukų. Tai štai,
kodėl reikalingas ir geriau fotografuojant vis dėlto žiūrėti per vaizdo ieškiklį. Aš jau esu daręs video, kaip išgauti gerą stabilumą ir gerą ryškumą. Ryškumas atsiranda ne tik nuo fokuso gero objektyvo, bet ir nuo to, kaip mes laikom fotoaparatą, ar mes jį išlaikom, ar nesujuda objektas, kurį mes fotografuojam ir taip toliau. Ir kai neišlaikom fotoaparato, laikom rankose, praėjo pusdienis fotografavimo, rankos pavargo, pečiai irgi įtempti ir žiūrėk, rankose atsiranda vibrato, judėjimas, drebėjimas. Ir žiūrėk, žiūrint nuotraukas, tu matai, kad jos kažkokios neryškios. O kodėl neryškios? Kažkas su fokusu, kažkas su objektyvu? Ne, myliai. Dažniausiai dėl to, kad rankos sudrebėjo. Ir mikro sudrebėjimas, mikro sujudėjimas, nuotrauka tampa neryški. Apie tai aš jau kalbėjęs. Matyt, reikės pakartoti visus 4 stabilumo taškus iš naujo. Tai galbūt kitą temą reikės taip ir padaryti, iš naujo pakartoti, kad tai nesikartotų. Taigi, žiūrint per vaizdo ieškiklį, mes ne tik matom visą kadrą, kas yra labai svarbu, ypač kompozicijoje. Vėlgi sakysi, ne? Taip ekranėlėje mes irgi matom visą kadrą. Dar ką atkreipdėmėsi, reikia pasižiūrėti, ar per vaizdo ieškiklį kiek procento vaizdo matom. Dažnai būna instrukcijose parašyta, kiek per vaizdo ieškiklį procentų matom vaizdo, nei kad per objektyvą jo įeina. Tai ten būna visaip. Ir 90 procentų, 95, 99 procentai, kad tu matytum visą kadro dydį. Atkreipki dėmesį, kad kartais tai, ką tu nufotografuoji, žiūri, kad ten to vaizdo daugiau, nei kad tu matei vaizdo ieškiklyje arba ekrane fotoaparato. Taigi, prisidėjus, tu matai visą kadro dydį tiek, kiek tau bus nuotraukoje tikrai. Taip tu gali dėlioti kompoziciją ir geriau atrodys nuotrauka. Toliau, kas svarbu, apie ką aš jau ir kalbėjau, kai tu prisidedi fotoaparatą prie akies, paprastai net šiaip prisidėti reikia šalia ir žiūrėti tarytum taip pat per atstumą. O reikia prisidėti taip, kad fotoaparato vaizdo ieškiklio šita gumytė netgi palystų po antakiu. Atsiminkit, mylėjai, po antakiu. Tai moterim, merginom kur kas sudėtingiau, ypač jeigu jos pasipuošė, labiau pasidažė, tai būna taip, kad paskui jau čia, žodžiu, šiek tiek išsitepa ir net gumelė išsitepa. Taigi, einant fotografuoti, reikėtų kur kas kukliau pasidažyti. Tai štai, pakišus po antakiu, mes matom geriau visą kadro dydį viduje. Atsiminkit tai. Ir kas dar? Kai mes atsirėmė į antakį, mes turim vieną iš stabilumo taškų. Tai yra labai labai svarbu. Jeigu tu fotoaparatą laikai 2 rankom, tai yra 2 stabilumo taškai. Ir dar vienas taškas, kai mes įrėmėm į antakį. Tai yra stabilumo taškas. Tai atsiminkit, nes tai vėlgi yra labai svarbu. Kuo geresnis stabilumas fotografuojant, geriau tariant, pats įprotis turėti stabilumą fotografuojant, jum visą laiką net neš nusivylimo nuotraukom, kurios yra neryškios. Nes kai šito nežinai, tiesiog negali suprast, kodėl atsiranda neryškių nuotraukų. Tad įsiminkit, laikant fotoaparatą nėra blogai žiūrint per ekranėlį. Bet kur kas bus geriau, jei tu turėsi tokį įprotį fotografuoti, žiūrėdamas per vaizdo ieškiklį, per akuliarą. Kitas dalykas, fotografuojantiems, kurių akys silpnos, pas mane irgi jau akys pasilpę, prie fotoaparato akuliaro paprastai yra slankiklis arba ratukas, kuriuo galima pareguliuoti dioptrijas. Kai dioptrijas nusireguliuoji pagal savo akis, žiūrėk, tu kur kas ryškiau matai, tiksliau, aiškiai, ryškiai matai ir tau yra patogu. Vėl kažkas sakys, tai žiūrint per ekranėlį lygiai taip pat, gal net ir patogiau akinukus užsidėjus žiūrėti, ar ne? Gal ir patogiau, jeigu tu su akinukais. Bet jeigu turi gerą įprotį,
tau puikiai viskas matosi, galbūt akinukus pakėliai ir žiūri per vaizdo ieškiklį ir tu matai viską ryškiai, aiškiai, matai visus nustatymus, kokie jie fotoaparatas tau padeda nustatyti, ar tu pats nustatai, tu gali reguliuoti neatitraukęs akies nuo okuliaro. Ir taip išlaikydamas, reiškia, stabilumą, išlaikydamas žvilgsnį, pastoviai palaikydamas, reiškia, kadrą, palaikydamas momentą, tu gali fotografuoti ištisai, neatitraukęs akių nuo okuliaro. Tai štai, mėlyje, šitas klausimas iškeltas buvo labai geras ir ten atsakymų taip pat buvo labai puikių, labai gerų, dėl ko tikrai verta pagalvoti, kaip fotografuoti. Jeigu tau nelabai rūpi arba manai, kad visą laiką pas tave gaunasi nuotraukos, tikrai nėra klaidų, tai aš manau, kad klysti. Geriau turėti tą įprotį, kuris reikalingas. Žinot, nereikia galvoti taip, kaip galvoja paprastas žmogus. Žiūri, pavyzdžiui, tavo nuotraukas ir mano, kad visos nuotraukos tau taip ir gaunasi. Tu turi gerą fotoaparatą ir visos nuotraukos visada gaunasi va tokios geros. Net turbūt redaguoti jų nereikia. Ne, mėlyje. Gaunasi ir man klaidų, gaunasi ir man neryškumų, gaunasi ir man sujudėjimų, ypač jeigu kažkur taip paskubu, kažko nepažiūrėjau ir panašiai gaunasi visada. Todėl įprotis fotografijoje labai yra svarbus. Kuo tu turėsi geresnius įpročius, tuo tu turėsi mažiau bėdų nuotraukas redaguojant, tuo mažiau reikės kartoti ir taip toliau ir panašiai. Nes tokie įpročiai, jie padeda mums. Tai yra profesionalumo ženklas. Tu turi gerus įpročius. Tau įpročiai padeda greičiau daryti, greičiau fotografuoti, greičiau dirbti, kokybiškai dirbti. Ir paskui tu turi galimybę nuotraukas redaguoti, nes jos nufotografuotos gerai. Tau nereikia pergyventi dėl kažkokių tai sujudėjimų, dėl kažkokių drebėjimų. Ir nuotraukos visos ryškios, visos aštrios, taip kaip ir reikia. Tai štai, mėlyje, toks klausimas iškilo, trumpai aš irgi pasidalinau, ką aš manau, kodėl yra svarbu fotografuojant žiūrėti per vaizdo ieškiklį, o ne per fotoaparato ekranėlį. Ir jeigu jūs tą įprotį turėsit, galbūt jūs jau įpratęs ekrane žiūrėti ekranėlį, o ne per vaizdo ieškiklį, tai manau, kad nėra sudėtinga perprast ir tikrai jūs ateityje turėsit visą laiką geresnių, ryškesnių nuotraukų, nei kad jūs dabar dirbat ir, mano nuomonė, netgi vargstat. Tai štai, daugiau visokių gudrybių, daugiau visokių profesionalių patarimų aš paprastai dalinuosi su mokiniais, kai mes mokomės kartu, o mokytis pas mane galima dviem būdais. Tai savarankiškai ir individualiai. Savarankiškai tai net 10 temų galima įsigyti video formate ir mokytis būnant kur nori, kada nori ir kiek nori. Ir tik turėk fotoaparatą šalia, turėk per ką žiūrėti, klausyk ir daryk, kas tau sakoma. Tai iš tikrųjų puikus būdas sužinoti daugiau ir įvaldyti savo fotoaparatą, kad tikrai nuotraukos gautųsi geros, puikios. Nuoroda yra po šio video, būtinai pasižiūrėk ir įsigyk, gali 10 temų paketą, galima 6 temų paketą, galima atskirai po temą įsigyti. Taip, kad kas tau patogiau, pažiūrėk šioj nuorodoj ir įsigyk, kad turėtum ateityje gerų patarimų, nuotraukų gerų ir džiaugtis rezultatais. Na ir antras būdas mokytis, tai yra individualiai. Kai mes mokomės tik tai tu ir aš, dviese kalbamės, bendraujam, žiūrim, fotografuojam ir aptariam rezultatus. Profesionaliai mokytis kartu tai yra visą laiką geriau. Mokytis individualiai tu greičiau išmoksti, greičiau supranti ir tikrai daug mokinių mano, kurie norėjo kažką tai veikti, fotografuoti, iš to turėti pajamas, puikiausiai dirba, turi fotosesijų, turi ir krikštynų, ir vestuvėlių, žodžiu, visokių renginių ir būna džiugu matyti, kaip jie dirba. Kodėl? Todėl, kad mokytis profesionaliai, individualiai, kai viskas tau paaiškinta,
kai viskas atsakyta į kiekvieną tavo klausimą, yra labai, labai svarbu. Na, o sakysi, noriu mokytis, bet neturiu fotoaparato, ar ne? Taip, aš padedu įsigyti ir fotoaparatus. Nebūtinai naujas, jisai gali būti naudotas, bet tikrai geros būklės, puikiai duos ryškumą, detalumą, puikus objektyvas prie fotoaparato bus parengtas, tokiu, kokio tau reikia, pagal tavo norus, pagal tai, ką tu fotografuoji, kokį žanrą mėgsti fotografuoti. Tai, manau, irgi labai svarbu ir įsigyti tikrai nebrangiai. Nėra prasmės pirkti pradžiai naują ir sumokėti didelių pinigų. Todėl pagalvok apie tai, kad galim surast, galim padėti įsigyti ir džiaugtis savo nuotraukom. Taigi, mėlyjei, manau, kad tema verta dėmesio, vėl, kad būtų priminta, kaip geriau tai daryti, kaip geriau fotografuoti. Ir keliaukim kartu, fotografuokim kartu, o pabaigai nepamirškim paspausti laiką, būtinai prenumeruoti, paspausti skambutį, kad nepraleis kitų video, būtinai parašykit po komentarą, 3-4 žodeliai nemažiau, būtinai pasidalinkit ir aišku, atsakykit, ką jūs, kaip jūs fotografuojat, kaip jūs naudojate savo techniką, savo fotoaparatais ir kaip jums gaunas. Kągi, mėlyjei, iki sekančio karto, iki sekančio ketvirtadienio, visiems iki.